Labas, Rita. Labas, Rūta. Labai smagu, kad šiandien sutikai su manim pasikalbėti. Tai tu padedi moteriams, esi kūrusi puslapį Clever Mom ir padedi moteriams, kurios susiduria su menopauzės simptomais įvairiais. Ir taip pat šiuo metu sportuoji. Ir esi sportavusi ir su Lion Fitnessu. Tai va dėl to aš noriu tave pakalbinti ir pasiklausti, kokie tavo buvo įspūdžiai. Ir kaip tu atsiradai Lion Fitness'e. Mhm. Tai kaip aš atsiradau, tai tiesiog susipažinau su Irmantu ir Irmantas kaip tik tuo metu pradėjo studijuoti pas jūsų mokytoją ir aš kaip tik jau 22 metais aš pradėjau gan intensyviau sportuoti. Pernai metais man socialinė medija kaip tik vis mesdavo įvairius video tik tokia apie tai, kaip yra svarbu sportas virš 40 metų, o kadangi jau peržengiau tą 40 metų ribą, pradėjau suprasti, kad vis dėlto nuo manęs priklausys dabar, kaip aš jausiuos po 10-20 metų. Tad labai pradėjau domėtis ir menopauzės tema, ir fiziniu aktyvumu, ir mytyba, ir viskas taip, kaip sakoma, gražiai, gražiai dėliojasi. Ir man tas pamatė mano istoriją, man atrodo, ar mano kaip tik matė live transliaciją. Ir jisai sako, žinai, aš studijuoju va, būtent mokinuosi mobilumo testą ir aš tau labai norėčiau daryti jį. Na ir aišku, žinai, su malonumu. Tuo, tuo pačiu man irgi buvo įdomu jį pasidaryti, nes man labai patikdavo klasės, ir ypač body pump klasė. Ir aš pradėjau didinti svorius, tačiau aš pastebėjau, kad tai, kaip pasakyti, man nelabai padeda, nes vis kelius pradėdavo skaudėti. Mhm. Ir net ir klasės trenerė man liepė pritupimus ir įtupstus daryti be svorių, tiesiog su kūno svoriu, ne? Tai nenaudoti papildomų svorių. Ir kai Irmantas padarė mobilumo testą, jis iškart pastebėjo, kad mano patys tie pritupimai yra net neteisingi. Taip. Ir mes būtent dirbom, kad padidinti mano mobilumą, sutvarkyti pritupimus. Ir įdomiausia buvo, kad aš maždaug tikrai po mėnesio, galbūt net po daugiau, pati net nepastebėjau, kaip aš, žinai, darau teisingai pritupimą, kad aš jau Mhm. galiu pilnai atsitūpti. Ir aš tuomet, ir man, aš nufilmavau, sakau, žiūrėk, ką man pavyko. Tai toks iš tikrųjų labai nuostabi kelionė, kad tu ir sportuoji, ir tuo pačiu tu darai tuos pratimus, mokaisi, kaip pasakyti, juos atlikti ir teisingai. Ir didini savo mobilumą. Tai va, tai. Apie mobilumo testą anksčiau ar buvai girdėjus apie, nu ir apie tokius pratimus, o pavyzdžiui, kokius vat, mes duodam. Ne, man tai buvo tikrai naujiena ir kai pati praėjau, ne, ir ką pati sužinojau būtent mobilumo teste, tai aš tikrai sakau, kad jeigu nori pradėti sportuoti, pirmiausia pasidaryk mobilumo testą. Tikrai, tikrai, tas yra, kaip pasakyti, mano rekomendacijos. Irgi. O kaip kelių skausmai? Ar praėjo? Taip, aš dabar vėl grįžau į body pump klases. Aš, kadangi visai neseniai grįžau, tai mano dar svoriai yra nedideli, bet tu, paliečia medį, kelių skausmų nėra. E, Kokie buvo, e, kokie buvo pirmi įspūdžiai, vat, kai pradėjai sportuoti
pagal programėlėje tos duodamus pratimus, nes vis tiek online treniruotis nėra vien tai, kad tu ten prisijungi reikiamų laikų per Zoomą ir va čia sportuojam su treneriu. Ne, tu turėdavai kaip ir appse programėlį pratimus. Ir kaip tau, ar buvo labai sunku, vat aš tą noriu paklausti, ar labai sunku yra tas, vat, kad įsijungus tos pratimus ten, žodžiu, pradėti sportuoti? Mhm. Em, Truputėlį buvo kitaip man asmeniškai. Aš kadangi mėgstu klases, tai man buvo toks truputėlį, nėra, žinai, tokio, kad kartu komanda, žinai, muzika. Tai va toks man buvo, žinai. Ir net ir man, ir aš jau sakau, man viskas taip atrodo per lėtai, žinai, aš įpratus judėti ar ranką, kad išsikraučiau, o čia žinai, taisyklingai padaryti, žinai, neskubant. Ir toks man buvo, žinai, visai, visai kas kita. Bet kai įpranti, po to jau nieko. Ir man labai iš tikrųjų, kaip pasakyti, galbūt net ir smagu, ir kad smagu, kad ir jūs turit tokį, kaip pasakyti, pasiūlymą savo klientams, kad darote ir online klases, va šeštadieniais, kad jeigu kas norit, kad gali ir prisijungti ir kartu pasportuoti. Tad žmogus gali pasirinkti, ar jisai tuomet visą savaitę jisai gali va, būtent naudoti programėlę, sportuoti, o šeštadienį prisijungti į grupinę sesiją ir kartu sportuoti. Mhm. Tad iš tikrųjų tikrai nuostabu, kad va, žmogus gali gauti ir tokią ir tokią programą. Tuo labiau, kad pas mumis nemokamai yra visiems žmonėms, ne tik tais tiems, kurie pas mumis sportuoja ir turi abonementą, kaip pasakyti, bet ir visiems, kurie nori apskritai. Kurie nori išbandyti, pasižiūrėti teisingai. Taip, taip, taip. Nors daugumai dabar, kai pastebiu žmonių, yra labai keista tas online tos treniruotės atrodo, nu tai treneris šalia kažkaip turėtų būti jisai, bet kas pabando, tai tiems yra labai patogu. Iš namų ten sportuoja, tiesiog džiaugiasi. Tai sako, tai čia, tai vis tiek, jūs Sutaupai laiko. sustaupo ir laiko, taip susijungiam tas kameras, pasižiūrim vis tiek per vaizdo kamerą, aš matau, kaip tas žmogus juda, aš jį galiu pakoreguoti ir taip toliau. Mhm. Taip. Bet tas irgi aš pastebėjau, va, kad būtent kai grupinės sesijos, kad irgi žmogus nėra paliktas vienas, va, pratimas ir tu daryk, bet jūs stebit ir jeigu pamatot, kas pakoreguojat, tai tikrai yra plius. Kaip manai, kokiem žmonėm būtų naudingas mūsų Line Fitnesso, ta sporto programa, tos paslaugos online sportavimas? Mhm. Iškart sakyčiau visiems, bet kaip žinom, kad žmogus iš tikrųjų turi norėti. Žmogus turi norėti, kad ir pasikeisti, ir įgūsti naują įprotį, išmokti naują įprotį ir žinoma, ypač jeigu planuojat pradėti sportuoti, tai kad nepažeistumėt labiau savo kelių, savo klubų, tai tikrai pasidarykit mobilumo testą. Tad visiems, kuriems yra aktualu fizinis aktyvumas ir žinau, kad su kai kuriuom programom ar su visom mytybos dabar planus jūs irgi duodat, tai tiems, tiems, kuriems yra aktualu irgi, ar svorio metimas, ar irgi mytybos įpročių pokyčiai, tai irgi tikrai rekomenduoju. Turintiems skausmų, turintiems įvairių su sanariais, va kaip mano vyras, jisai su kelių skausmais, jisai turi problemų ir jisai vis ieškojo tų, žodžiu, per daktarus, per visur, jisai ieškojo, kas čia galėtų būti, sakau, tai va, sakau, padariau mobilumo testą, tai sakau, tau pas tavę su klubais yra, sakau, reikia klubą, sakau, pas tavę stiprinti. Nu tai gerai, tai kada pradėsiu, sakau.
Tai aš jį vis dar kalbinu, tai jau kai jau pradės visai tas kelias nebeapsikesti, nu tai jau nebus ką rinkti. Taip, taip, tai va, turi būtent tas žmogus būti tam taške, kad viskas, aš jau turiu daryti, ne? Tai, Aš jau pavargau, aš jau mm, noriu būti šitoje vietoje. Ar yra dar kas nors, ką norėtum pasakyti? mm, išbandykit. Neturit ką prarasti, bet išbandykit programą, išbandykit, kaip sakau, mobilumui testai tai tikrai 100% rekomendacijos. Ir padarykit tai dėl savęs ir palinkėsiu tikrai visiems sveikatos ir stiprybės ir fizinio aktyvumo, nes ypač jeigu jau esat virš 40, tai žinokit, yra labai labai svarbu, kaip jūs, kokį sukursit gyvenimą ir kaip jausitės po 10-20 metų.